Labą rytą visiems. Ką pradėsim kelionę į Latviją. Šiandien nusiplanavę ilgą pasivažinėjimą savaitgalinį vieną dieną. Šiandien ryte 8 tik tai šilumos, tai bus įdomu iš ryto pasivažinėti. Pakankamai šalta. Nusimatę mes nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip atrodo Kemerio nacionalinis parkas. Pradedam važiuoti, bandom lėkti. Trumpai papasakosiu, kur mes čia ką veiksim. Čia reikia tik nenusiversti, viskas gerai. Važiuojam dabar į Latviją šiandien. Pasidairysim, kaip atrodo braliukai. Tai žodžiu, pirmiausia, varom iki Naujosios Akmenės. Ten prasuksim, gal greičiausiai tik degalų užsipilsim. Paskui varysim į Jaucę, šalia sienos, ten yra dvaras. Tai tam dvare pažiūrėsim, ten biškį aplaupytas, bet gal nieko, kažkaip žiūrėsim. Paskui lėksim iki partizanų bunkerio. Ten jau šiek tiek bus įdomiau. Ten palandžiusim, pažiūrėsim, ten turi tokį partizanų bunkerį tie visi Latviai. Nacionalinis, jisai skaitosi. Tai pažiūrėsim, kaip atrodo nacionalinis. Po to dar lėksim šalia Jaunpilio yra Velnio kalnas. Mes irgi turim gelgodiškį tokį Velnio kalną, bet ten šiek tiek kitoks, įdomu, palyginsim, pažiūrėsim, kaip atrodo mūsų Velnio kalnas ir jų Velnio kalnas. Ir paskui liks tik tai Kemerio nacionalinis parkas. Dar užsuksim į, kaip tai, Holivudą, tą latvišką. Tai Holivudas bus paskutinis tautelė prieš lėkimą link namų. Blemba 8 šilumos, tik tai vėsoka, tai užsidėjau pirštinės vasarinės. Žada 20, bet jaučiu, kad bus vėsoka iš ryto varyti. Bet matysim, kaip čia kas. Kažin, Hebros jau yra ar nėra. Žiūrim, čia kažkas ne tas, bet... Aš pirmas, gerai. Žodžiu, punktualiai. Dar po 7:24. Žadėjom 7:30 susitikti. Tai gerai, laukiam Hebros. Kas sakė tau faina? Kur sukurta daina tavo buvo. Ir kur tas mėlynas tu. Turim užkandukų. Atvažiavom jau dabar į Naująją Akmenę. Prasukom 107 km. Niam. Ir dabar važiuosim iki Vecelsės pilies. Žiauriai geras vaibas. Biškį vėsauka, bet dabar jau atšyla. Nuostabu. Pašnykštukų reikia sustot, reikia užkast ir kojas pamankštinti. Tai žodžiam toliau. Žmogeliukų čia irgi nepamirškim parodyti, pasirodykim. Jau. Tomuks iš galo. Vienu žodžiu, varom dabar iki pilies, pažiūrėsim, kaip ten atrodo.
Nu, einam žiūrėt, ką čia turim. Vecausiais pėlis. Nu, atlikim. O, vandenuką laikas gert. Janis Apsits. Kažkoks paminklas. Na, ne, viskas gerai, bet į vidų neįleis. Užrakinta. Dirba tik šiokią dieną. Tik darbo dienomis. Jo, darbo diena tik tais. Nu, nieko. Bet užtat labai gražu. Neblogai, neblogai. Būtų įdomu įlysti į vidų, pažiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Na, eisim dar į kitą pusę. Jo, biškiai apleistas, o ne? Na, biškiai toks. Ai, viršui gandras susisukęs, lizda. Nu, gal eisiu, paskui nufotkinsiu, pasižiūrėsim. Įdėsiu jau ką. Nu jo, čia jam restauracijos reikėtų, čia jau biškutį tokios rimtesnės, į vidų neįeisim. Jau, o čia memorialas. O čia yra lietuvių gal? Alfons Kalnis, Modresnianis. Stasys Kriščiūnas va yra. O, Stasys, ane? Jo. Nu yra, eisim toliau pažiūrėti. Nu, einam į vidų pažiūrėsim. Ai, sušviesyta, teisingai, jūs tai be šviesos. O, čia veisu. O, teisingai, kaip ir sakiau, nebus nieko. Aha. A čia žikšautuvai. O, Nylūtė. jo, nacionalinis partizanų, jo, bunkerį. Bet čia jau lietuvių nėra kalba. Nežinau. Svoriai surašyti. Kažkokia elektra tipo yra, gal eina tenais įsijungt šiek tiek. Bent jau kažkas panašaus į elektrą, gal. O čia dar, nu, pažiūrėsiu. Gal. Bet ten ilgai iki čia, iki manęs daina. Bet gal. Bet čia ką nauja daryta, ne originalas. Restauruota, manau. Jo. Palį mėdys. Nebijok, Jurgitėlė, paskui eik. Pamiršai prožektorių. O, Čia lovus. lovus. O, net Kazys Kriščiūnas. Alfonsas Kriščiūnas, Stasys Kriščiūnas, Jonas Kriščiūnas, žiūrėk, 3 broliai. Kazys Kriščiūnas, 4 broliai. Anicetas Rutkus, Jonas. Jonas, Kazys Lazdauskas, Benediktas Povilaitis, Pranas Gelažius. Nu, čia lietuvių klausyti. Nu, kitoj pusėje visi latviai. Na, bet lietuvių daug. Jo, čia galėtume žiūrėti, ką matai. Ne, napiešta. Ai, čia tik tai keli matai. Pranas Gelažius. Tai ne taip mažai. 2, 4, 6, 8, 9 lietuviai. Krausnelė. Bet tai gerai, sakykime, pavyzdžiui, ne, nutaus tai buržuika kapa, kuri taigi matosi paskiau. Nu, tai reikia labai atsargiai kurti. Gal ten į tūliką, ne? Nusilengvyti. O čia ką, tualetas yra? O, turim. O kas ten viršui? Ai, ten išėjimas. Išėjimas, tik mes kodėl iš viršus nematėm. Yra, aš mačiau.
Okay. Aš Okay, mačiau. okay. Bet čia pajungta šiek tiek. Dviratuks gal kas prasimyt nori. Nu, Jurgitėlė, tu nori. Davai, pabandyk. Pancai. Visai neblogas Nu. kas žinokite, bet čia tvirtai. O tai kaip tu galvoji, dėl to aš tau ir siūlau? Nepaveikčiau. O, čia galima prasimint. Čia mankšta galima. Taip, o. Argi federacijos, jeigu sprostai. Čia žinai, ką čia, gal tu elektrą gaminsi? O, gal elektrą rimtai pagaminsiu. Ne, kad jis nepriimta. O galėtum. Ai, diržas yra, bet nuimta. Gal buvo padaryta, kas... Nu va, Elės kalns, Velnio kalns. Nu jo, ir vėl lysim į kažkur, gerai prožektorių pasiėmiau. Gerai. Pas mus tai kalnas, o čia urvas Velnio. A, čia kažkaip 60-ais kažkas čia daryta. A, čia Jaunpilio pilis, čia man atrodo šitą. Nežinau, gal suksim, gal ne, bet greičiausiai, kad ne. Pagal laiką. Pabandysim. Aisim, pažiūrėsim, įlysim, kaip čia kas atrodo. Ja, Ambra čia direktoriai, diriguojasi. Ai, čia tamsu. Ką, Dvinukas vėl dedasi prožektorių ant galvos. Vėl varom. Kas čia? Rašyčiau, bonė. Nežinai, žemė, akmenys. Bet kur atvažiuojam į Latviją, ten urvai ir urvai. Jo, Urvinė daug. urvinė. Jau čia kažkaip įdomi. Tai įdomu, kad čia senų statyba, ne, jau restauruota. Jo, bet tai, o čia normaliai visam kalne čia viskas. Čia į kairę kažkas. Kad šikšnosparnių nėra. Nu, gali būti viskų. Yra. Kabo. Nešvies, negalima. Atsiprašau, bet aišku, kad yra. O kas čia kaukulis? Kur? Kaukolės. Jo, bet yra šikšnosparnių. Kabo. Nešviestų jam ne. Nu nešviečiu, viskas klausau. Ėdus nedirbi. Jo. Tai bijau, tai ką čia bijausi? O čia, čia išėjimas jau. Viskas. Nu, Tai čia visai fainas kalnas, kurį dabar. nu. Velnių, pas mus tokio kalno nėra. Pas mus viskas ant viršaus vykdavo, pas juos po žeme. Na, geisi laukam. Galėtų šraustą, ne tunelį, tai sakykime, nuo čia šokiai. Ne, kai visą laiką. Na, visur tualetai gražiai ir malkų palikta bent jau kažkokių tai. Tai nėra, tu. Pas mus nelabai. Tokie gražūs medinukai. Bet ten jau ne pirma stovyklavietė, kur malkų palikta. Kai išsardus pastatyk, pas mus matysi, liktios nėra. Jo. Diena, kaip juokiasi paukštis, kurio sparną dalgis nuplėš. Kaip mažai būtų juoko, jei pasaulyje nebūtų velnių. Nu Biškai gerai. toks į pievą. Tai eilėraštis kažkoks Na. toks.
Kemeri nacionalinį parką. Motus čia pasistatėm. Čia nais. Šičia tas, o ir mes čia eisim po šitos pasivaikščioti iki to bokšto, įlipsim, pasižiūrėsim, kaip čia atrodo tie pelkynai. O, hebra ten į priekį jau nuėjus, tai mes irgi eisim. Nežinau, kas čia per gyvatė. Jau čia neužlipom. Nu, bet vos neužlipom. Įdomybė. Čia net pasigūglint reikia iš čia. Korespondentai. Net iki 10. Įlipti į bokštą turbūt. Tai čia tą matysim būtent bokštai, kurį apžvalgos eisim. Tai va, mes mažiuko nesirenkam, nes, nu, mums neaktualu mažiukai, mums aktualu patys didžiausi takai, kuo daugiau pamatyti. 900 metrų iki bokšto ir 3,3 km aplinkui. Jau šlapesnė vieta bus. Bus šlapesnė vieta šitą, kur eisim ilgesnė. Aha, ežerų sutiksim. Jo, prasilenkti eina, bet čia nuvaryti žemyn nelabai norėtume mes. Ne. Ne, čia. Jau kur šlapia, tai jau šlapia, bet čia įdomi. Sakė, o dabar pradėjo atsirasti skylės. Užėmė visokius vandens rūgas, kažkas vyksta. Tai vandens, kada prilyja, jaučiu, tai gamta padaro savo. Reikia nenusiverst. O jau čia duobė reikia. O, atėjom visai prie bokšto. Bandysim įlipt dabar. Įsiubosim, pažiūrėsim, atvirtai stovi. Jo, tai nuo bokštų inspekcija. Maksimum 15 žmonių. O, jau čia vaizdai po biškį atsivers, jau bus gerai. Jau gražėja. Ten tai, kaip čia bus įdomi. Nu gerai, lipam. Lipam laiptas po laiptai, tai būsim viršūniai. Nu, pasidairam po. Atrodo tai įspūdingai, o čia gal šiek tiek dabar vėjukas, tai lengvai pratraukia, ten ant žemės tai visai nieko nėra. O net nepasijautai. Vau. Nu, tikrai įspūdingai. Varom nuo bokšto toliau. Labai gražus pelkynai, labai tobulas vaizdas ir atgaiva ir sielai, ir kūnui, ir akims, ir ausims. Viskam, ne? Gerai. Tai gal atkreipti dėmesį važiavom, mama eina toli kiek. Nu, ne šaltas vandenukas. Ne, čia kraštas visai šiltas. A, ne? O giliau neaišku būtų. Giliau Tai tu klausyk koją kiek. Bijau lipt. Nežinau, matys. Oi, ačiū jums labai pašventinote mane šitokiu gražiu vandeniu. Oi. Nu, meilinynai. Meilinys prasideda. Jo. Klausim. Labą dieną, mes čia iš galo pasilenkę varom. Jo. Nu, Lekiam, kaip... jau nedaug liko, tik tai kokie 800 metrų O, belikė. čia baikį. Jau baika. Pasiruošiamieji darbai į kelionę. Lėksim toliau.
dirbtinį kvėpavimą padaryti. Nu, žiūrim. Kinų salė. Žiūrovai irgi. Traukinys. Vagonas. Čia va kaip padaroma, matai, traukinys. Nu. Įvarai. Ja, stovi, linguoja, va. Šalta, matai, šalta. O čia šilčia. Kanuoja. A, čia vikingų viskas. Laivas. Please do not step on film decoration. Please do not touch them. A, tipo nelipki, nesibovyk čia eksponatas. Jo. Nu jo. Nu va, užėjom į lauką. A čia viskas Senamiestis. Senamiestis, dekoracijos. O čia nesuprasi, taip jau padaryta, kad būtų jau. Jo, čia vat pagrindinis aikštai. Oi, atsiprašau. Oi. Tu čia kur įlindai sugebėk tu man. Kada kažkas tai... Nu jo, pastatė. O, kiek čia voratinklių gaisrai. O, čia tikrai. Čia po karo vaizdai. Taip. Tai galima, Tai ir eisim tenais. Jo. Galima į patulmų. Dar potplašį mieste randusi. Jau viskas iš potplaščio. Faniera ir potplastis. Potplašį bus mediniai namai jau. Jo. Kama labai keistai, kad vidai viskas iš medžių išlaužų mūrinis. Grantuotė viskas labai galva kažkur. Tai taip, optimumas. Nu va, čia kažkoks aparatas. Nu, medinuks. Albumai padaryti. Dramos. Kažkoks. Liūtukai. Aš žinau vieną žmogų, kurį labai mėgsta ant tų liūtų vis. Pirštais nerodysi mane. O, kad įvarėm pas vikingus. Nu. O! Tai palauk. jūs mano pavaldiniai. Visai moteriškas protėlį. Palauk. Nu tai žinau. Gediminai. O! Tai nedėkų. Nu, trumps video. Kažia visad labas, lietas majas dailė. A, čia visom kalbom. Drogas. A, ten neduoda, nuėda šitą kraną norėjau įsilipt, bet ten neduoda. Čia per tvorą mačiau, norėjau. O, čia duoda, vaikų šventė kažkokia dar vyksta. Druvaniai. Dzirieniai. Nu įdomi, čia va tokie visokie seni pastatukai. Čia viena scena, kita scena, o čia dabar traukinių stotis. O, garvežys. Garvežys gražus.
Didelis. Ar ten kažkur laivą buvo matęs. Na va, užeisim į tą stotį. Berlynas, Ryga, Maskva. Ha. Taip ir važiavo filme. Berlyną, Rygą ir Maskvą. Jo, čia buvau nufilmuotas, tik nežinau dabar tiksliai koks filmas. Reiktų pasidomėti. European Express. Gal ir dabar galėtume pavažinėti. Nu, priėjom prie laivų, bet gaila įlip neina. Kažką irgi filmavo čia prie to laivo. Arba tik tai taip eksponatas. Labai gaila, kad neduoda įlipti. Nežinau, čia pabandysim, pažiūrėsim dabar. Ką ten gero mes turim. Išgazdina krekždį. Aš pakelsiu stadį. Nu va, liko ne per daugiausiai. Stovim degalinėj. 229 km belikę iki namų. Nieko, prasuks. Nu, štai ir baigėsi kelionė. Prasukom ne tiek ir daug, ne tiek ir mažai. Tuoj pažiūrim, ką čia mes turim. 613 km, 22 valandą vakaro. Kelionė užtrukom, tai išvažiavom apie 8, grįžom dabar, tai kas čia 8, nu tai 14 valandų. Tai normaliai, čia daug aplankėm taškų. Šiaip labai neblogai važiavusi, visi patenkinti, smagiai praleistas laikas. Tai va, susimatysim per kitas keliones. Iki pasimatymo.